Sutrikusios vidinės ramybės pasekmė baimės, kurios giliai įsitvirtina mūsų pasąmonėje ir mes jau negalime prisiminti, kada ta baimė mumyse gimė, koks įvykis giliai įšaknijo jam mumyse. Gal tai vaikystėje sukelto skausmo pasekmė, gal smėlio dėžės draugo skriauda sukėlė pasekmę, kad ir būdami brandaus amžiaus nepasitikim žmonėmis. Kartais tai pernelyg didelio rūpesčio pasekmė, kai mama vis kartodavo: nenugriūk, susimuši, nebėgiok, nelipk. Ir dabar mes nebegalime lipti, rizikuoti, 9 kartus matuojame, o laikas eina pro šalį. Baimė, ką pasakys žmonės, kadangi paauglystėje gal buvome išjuokti, o gal neįvertino mūsų nuoširdaus eilėraščio, o gal pirmoji nuoširdi meilė buvo sutrypta, paniekinta. Ir baimė nukrito sunkiu akmeniu kažkur giliai. Ir kai vėl sekantys santykiai pasibeldžia, kažkas iš už nugaros šnabžda: viskas baigsis blogai. Tai pasekmė neturėjimo vidinės ramybės, tikėjimo, kad mes neverti meilės, kad viskas, kas nutiko, dėl to, kad mes buvome negeri, arba pasaulis negeras, pasaulis nesaugus, visur tyko pavojai, o galiausiai po visų vargų vis tiek finale laukia mirtis. Ir pirmykštė baimė vėl atsigula sunkiu akmeniu ant krūtinės. Nusileidžia rankos, apsunksta kūnas. Vardan ko? Kam stengtis? Baimės gyvena vadinamame raudonajame energetinėme lauke. Dažniausiai jos yra taip giliai ir tvirtai įaugusios, kad mums net sunku jas pažinti, ištraukti ir įsivertinti. Tik pažinus savo baimę galime jos atsikratyti. Galime kaip inkarą atkabinti nuo savo laivo ir leisti jam plaukti tolyn, pasitikint likimu, pasitikint Kūrėju. Mes Dievo kūriniai, mes mylimi
Ir visa, kas mums nutinka, tik dėl dvasinio augimo priežasties. Jeigu skaudžiai apsideginome vieną kartą, mes tiesiog turėjome suprasti, kas yra ta ugnis. Kartais baimės reikalingos, kad apriboti mus nuo skausmo. Bet tik tada, kai mes suvokiame realybę teisingai. Ir leidžiame sau gyventi plačiai atmerkus akis, priimti visas gyvenimo dovanas ir bausmes, lygiai taip pat, su atvira širdimi, su dėkingumu. Ši praktika padės pažinti baimę vieną po kitos, pakelti ją iš raudonojo dvasinio lygmens į besąlyginės meilės lygmenį ir tenai su ja atsisveikinti. Dabar giliai įkvėpsime ir iškvėpsime. Kvėpavimas vis gilėja ir lėtėja. Akis švelniai užsimerkia. Vidiniu žvilgsniu nužvelgiame visą savo kūną. Nuo kojų padų perbėgame per kojas, pilvą, nugarą, pečius, rankas, kaklą ir galvą. Kvėpuojame giliai ir lengvai. Su kiekvienu kvėpimu pradedame jausti sunkią vietą kūne, kurioje slepiasi baimė. Ji panaši į akmenį, šaltą ir pilką, kuris užgulė jūsų kūną tvirtai, laikydamas jūs toje pačioje padėtyje. Suraskime jį, įsijauskime, nustatykime
ar jis didelis. Kokio šaltumo, ar labai šaltas, ar kambario temperatūros, koks akmens paviršius, ar švelnus, ar grubus. Kvėpavimas pradeda dažnėti, įkvepiam ir iškvepiam tiesiai į akmenį. Nuo jūsų kvėpavimo akmuo didėja. Su kiekvienu iškvėpimu akmuo auga, bet lengvėja. Ir vis auga ir lengvėja. Pradedam jausti, kaip akmuo iškyla virš mūsų kūno. Dabar mes galime įsižiūrėti į jo spalvą. Ar jisai intensyviai pilkas, ar tik šiek tiek. Gal jis turi kažkokių atspalvių. Ir vėl įkvepiam ir iškvepiam tiesiai į akmenį. Akmuo keičia savo spalvą. Jis šviesėja ir šviesėja. Ir tuo pačiu metu auga. Galiausiai jis tampa visiškai baltas ir lengvas, kaip balionas. Mes vėl įkvepiam ir iškvepiam. Balionas visiškai įsitempia. Mes jį matom žaliame besąlyginės meilės fone. Vėl įkvepiam ir iškvepiam. Su visa jėga pučiam į balioną ir staiga jisai sprogsta. Ir įsitaško visas puses. Ir dingsta besąlyginės meilės ir pasitikėjimo energijoje. Ši psichosomatinė praktika padės atrasti savo baimes ir jų atsikratyti. Laikui bėgant nebeliks baimės mirti, nes mes ne kūnas, mes nemirtinga siela. Nebeliks baimės viešai kalbėti, nes mes tobuli Dievo kūriniai, mylimi visų ir savęs pačio.
nebeliks baimės gyventi, nes mums bet kuriuo atveju viskas bus gerai.